Jūrų kiaulyčių tėveli, ar žinojai, kad parduotuvėse dažniausiai rasi du sauso maisto tipus? Vienas jų - grūdų mišinys. Atrodo gražiai, bet neapsigauk. Grūdai neturi tiek skaidulų, kiek reikia jūrų kiaulytei. Yra per minkšti dantims ir gali sukelti nutukimą ar virškinimo problemas. Šiuose mišiniuose dažnai būna sėklų ir spalvotų skaniukų. Deja, sėklos turi per daug riebalų, yra sunkiai virškinamos ir net pavojingos. Nuo jų kiaulytė gali užspringti. Spalvoti priedai, kaip traškučiai žmonėms. Skanu, bet nenaudinga. Tuo tarpu granuliuotas pašaras - geriausias pasirinkimas. Granulės subalansuotos, turi daugiau skaidulų, kurios naudingos tiek pilvukui, tiek dantims ir dažnai yra praturtintos vitaminu C. Rinkis granulės, kurių pagrindas šienas ar pluoštas, o skaidulų 18 procentų ar daugiau, bei baltymų mažai 12-14 procentų. Nepamiršk, sausas maistas yra tik papildas, 1-2 šaukštai per dieną ir tavo pūkuotas draugas bus sveikas ir laimingas. O kaip jūs renkate savo kiaulytės pašarą? Pasidalink komentaruose.